Gargždų komandos žaidėjas Giedrius Sakalas šiandien pirmose B diviziono finalo rungtynėse buvo naudingiausias žaidėjas. Giedriau, sakyk, kaip vertini pačias rungtynes, laimėjot gana didelių taškų skirtumų? Na, varžybos tikrai buvo labai geras mums. Laimėjom čia 30 taškų, kiek varžovą gerai pažinojom, žinom, ką laukti. Tai visi buvom labai nusiteikę ir sukovojom. Draugai pasitikėjo, visą laiką pasitikė, gerai sužaidė esam. Sužaidžiu rezultacijos rungtynės sezono, tai labai geras pasiekimas, manau. Na, varžovai yra už mus žymiai žemesni, jie žaidžia greičiau, tačiau mes išnaudojam savo ūgio pranašumą, tai lėmė, manau, pergalę. Tai pagrindinės priežastys jau čia važiuodami žinojom, kad bus priekinė linija ir atkovoti kamuoliai. Stengiamės, ruošiamės šią problemą ištaisyti, bet šiai dienai nepavyko, analizuosim ir bandysim reabilituotis. Galit pasakyti, kad varžovas nenustebino, ar ne? Ne, iš tikrųjų gera komanda, nebereikaloje finale, iš tikrųjų kibi, agresyviai, gerai kovojanti dėl kamuolių, turinti gerų metikų. Tiesiog mes nesužaidėm taip, kaip įpratę žaisti. Įpratę agresyviai gintis ir greitai agresyviai pulti. Ne vieni varžovai jau mus bandė išanalizuoti, bet nelabai jam pavyko. Šiai dienai, sakau, galbūt ne kiek varžovai gerai sužaidė, bet galbūt mes priėmėm neteisingus sprendimus, gal perdegė. Tikriausiai jau mintimis gyvenat antromis rungtynėmis? Ne, iš tikrųjų, dabar važiuodamas gyvensi tuo. Ar jau esam numatęs kažkokių tai... Yra vizija, tik tai žiūrėsim, kaip ją įgyvendinti pavyks. Na, mes jau žaidėm Kaune, tai žinom, kad tenai tikrai yra sunkiau žaisti, bet ruošimės, visą savaitę turim, tai, tikiuosi, laimėsim tenai ir eisim tiesiausiu keliu. Stebėjau iš tribūnų kartu su žiūrovais. Didžiausią įspūdį paliko Gargždų komandos žiūrovai. Tikrai labai triukšmingi ir smagus jaunuoliai. O kas liečia finalo, tai tikrai įspūdingai ir aukšto lygio žaidimas. Jau kažkur įpusėjus finalui kažkaip atsistojau Kauno komandos pusėje. Nežinau, čia gal taip natūralu. Kažkaip norėjau palaikyti akivaizdžiai pralaiminti komandą. Džiaugiamės, būdami jūsų lygos rėmėjais, pagalbininkais ir matom tikrai didelis perspektyvas remdami, kadangi esat gausiausia lyga, kas liečia komandų. Tai manau, su jūsų pagalba mes tapsim populiaresni, o jūs tapsit dar profesionalesni, aš taip manau.